Sveiki visi, su jumis Tomas. Šiandien pabandysim atlikti remontą Opeliui dėl greičių dėžės, nes yra problema. Sunkiai įsimeta pirmas bėgis. Ta problema yra žinoma, tik ją reikia paimti ir pašalinti. Yra du dalykai, kuriuos reikėtų pabandyti pakeisti. Vienas iš dalykų yra toks plasmasiukas, kuris dedasi netoli greičių dėžės. Tai va dėl šito daug svarstau, nes jį pakeisti nemažai reikia išardyti, aš to nenoriu, tai bandysim kitokiu būdu, bandysiu įskelpti pusę ir tiesiog įspausti, gal padės. Ir kitas dalykas, keičiasi prie rankenos šitas detalė prie obuolio, toks plastikas, tai jį irgi bandysim pakeisti. Tai pirmą pradėsim nuo variklio skyriaus. Tai kaip jau minėjau, jį yra reikalų pakeisti, tai jis yra tenai, tai išsimsim akumo laikiklį ir tada varysim iki jo dasikasti. Ten garantuotai bus plastiko likučių, kuriuos bandysiu rankiniu būdu kažkaip iškrapštyti, nežinau, ar su kusačkim, ar su atsuktuvais. Esmė tame, kad iš to plyšiuko reikia pašalinti, nes priešingų atveju reikės ten tokį visą, kaip pasakyti, tą mechanizmą išsiimti, o aš to nenoriu daryti. Tai bandysim kažkaip išsikrapštyti, jį įdėti. Akumuliatorių reikia visada atjunginėti nuo minuso. Kodėl? Todėl, kad visas rėmas irgi yra minusas ir jeigu jūs pirmą atjunginėsit pliusą ir su rakteliu kažkur paliesit prie rėmo, galite užtrumpinti sistemą. Tai pirmą nuo minuso, atjungiam pilnai minusą ir tada pliusą tik tai. Nu ką, galvoju, kad teks sunkiuoju būdu, nes ten jau jo net nėra, to plastiko. Ir ten jau pakaišyta kažkokių skardelių, kurių aš negaliu išprašyti. Tai va, tai mano manimu bus taip, dabar einu dar biškį pasidomėti, bet taip spėju, kad teks atsukti čia 4 varžtai, vienas apačioj. Jau nusiėmiau šituos, tai tiesiog lengvai su atsuktuvu užsikiša ir patraukus į viršų nusimauna nuo šitų bulių. Ir žinau, kad dar kažkoks vienas varžtas yra, nes reikia ratą nuimti, tam, kad ten atleis kažką. Tai va, tai dabar einu dar biškį pasižiūrėti YouTube'o ir tada grįšiu tęsiu darbus. Norėjau lengvai, bet yra kaip yra. Susitvarkysim, bet jau į laikas keist, nes blemba būna, kad pirmą bėgį įmeti iš kokio 5 kartą, tai nėra gerai. Dabar nusiėmiau dar ratą, tai reikia atleisti 5 varžtus, bet dar šitos tosus pasitraukti. Tai tosus pasitraukti, ten yra toks varžtelis, jį atsuksim ir jisai turėtų atsikabinti visas. O tada jau mes turėsim geresnę prieigą prie visų kitų varžtų, tik kažką minėjo kažkokį atsukti vieną varžtelį, kuris iš šono laiko tą daiktą. Tai gal čia va matau, tai ratą nusėmiau, ką bandom, ne? Pirmą pasitraukiam tosus, o tada jau bus mums lengviau. Tai va, naudojam galvutę E12 tam varžtelį vienam. Tai kaip minėjau, reikės biškutį šlangas pasitraukti, kad būtų lengviau dėti, nes čia, kaip suprantu, viską reikės atitaikyti. Kas dar? Nefilmavau, kaip išimti, nes dėl varžtų, tuoj papasakosiu. O šitą daiktą reikia išimti dėl šitos plasmasytės. Kur šita balta, tai va ją turėsiu aš pakeisti šitą, kur esu pasidaręs, į mėlyną, čia turėsiu įdėti. Tai va, tai aišku apsigrandysim, apsivalysim šiek tiek, kad nebūtų tokia baisi šitą visą gėlą. Ir montuosim atgal.
Tai va, mums reikės įdėti šitą mėlyną. Būtų gerai, kad ta detalė lengvai įsidėta. Šitą pasidariau, kad lengvai įsidėtų, nes prieš tai bandžiau vieną užkalti į tūko. Tai čia dabar pasidariau, kad lengvai įsidėtų. Po to buvo tokios plonos gumytės, tai aš jas nuplėčiau ir dedu dar mažesnės, kurias aš turiu. Ir žiūrėkit, o, kaip įsidėjo. Esmė tame, kad aš turiu labai mažų, o tokių. Ir jos, kai įsitempia, pasidaro plonos. Opa. Tai va, sutepėm ir dabar jau bandom surinkinėti, ne? Aš galvoju, gal ir ten reikimės biškį tepalą. Bet vėl, ar čia nebus blogai? Klausimas. Gal tada reikia čia? Nu va, viskas, klibėjimo nebeliko, dabar reikia tik mums jį sumontuoti atgal. Turbūt bus, ką reiktų, gal nebus, gal viskas bus gerai, viskas. O paskutinį tą 6 varžtą, kur būtinai reikia jį atsukti, nes neištrauksit, jis randasi, va, kur čia dabar, va, matot skalutę, tai aš dabar ten jį turiu įtaikyti. Ir privežti. Ir jo neišimsit, nenuėmę rato. Nu ką, viskas, einam bandyti, ne, dar nebandžiau, tai tiesos akimirka bus. Čia surinkau viską po jungų, man atrodo. Opa. Uždarom. Ir bandom pasižiūrėti, ką turim. O čia taip aš negalėdavau mesti, reikėdavo kalt, kol dabar pum. Pabandom užsikurti ir pabandysim. Biškį šilta, bet rytoj vėl atrodo. O, pirmas. Ja. Antras. Ja. Viskas yra, ne? Eik, rojus bus dabar. Vertėjo gaišti, galiu pasakyti taip, kad vertėjo gaišti ant tas, kiek aš dabar čia bendroj sumoj sugaišau 5 valandas gal grubiai, dėl to, kad teko važiuoti įrankių pasivežti ir klostės ne taip, kaip norėjau. Tai dabar taip, sakiau, kad ir tą darysim, bet šitą paliekam kitam kartui, kitam video. O dabar užteks šiandien tiek, nes tikrai pasiknisau nemažai. Tai šiam kartui tiek, iki.